tiek vakar laimėjus rungtynės atrodo, kad sapnuojam, tiek šiandien. Dar kol kas atrodo tai nerealu, bet pasižiūrėjus, kas darosi salėje, kiek supratau, mes liktai čempionai. Ką per didžiąją pertrauką sakėt auklėtiniams, ką keisti reikėtų? Nieko nekeitėm, kadangi žaidėm lygiai, rezultatas buvo, man atrodo, 36-36, kiek aš prisimenu, žaidėm lygiai, nieko nekeitėm, tik tai norėjosi neleisti varžovams atkovoti per daug kamuolių po mūsų krepšių, nežinau, ar tai pavyko, nepavyko, į statistiką nesigilinau ir turbūt 2 savaitės kokias nesigilinsiu. Kad... Šio sezono planas turbūt su kaupu įgyvendintas. Kaip jaučiatės savo komandą iškovojęs būtent? Aš esu treneris minimalistas, niekad nesakau, kad mes būsim čempionai. Pradžioj norėjosi neiškristi iš 1 diviziono, po to patekti. Po to patekti į atkrintamasis. Svajonė buvo finalo 4, o dabar matot, svajonė įsipildė maksimumė. Tai kokie planai bus kitam sezonui? Vėl pasikabinti šitos prabos medalius pajutusių skonį? Kaip rodo daugiametė įvairių sporto šakų praktika, išsaugoti titulą yra sunkiau negu iškovoti. Tai bandysim, kiek tai įmanoma, parodyti pirmiausia gražų krepšinį ir pasiekti kuo aukštesnį rezultatą. Nežinau, dar iš tikrųjų net nelabai tikėjau, kad laimėjom 1 vietą. Nežinau, tikrai nebuvom favoritai, nieks netikėjo, manau. Bet va štai tuo kovingumu mes ir ypač ir galių palaikymu, trenerio nurodymų klausimės ir va turim tuos medalius auksinius. Pats sužaidėjai visą finalo 4 įspūdingai, visas sezonas įspūdingas. Kaip pačiam? Buvo kur tobulėti ar jau yra praktiškai maksimumas? Ne, žinoma, visą laiką yra kur tobulėti, kiekvienam žaidėjui yra kur tobulėti. Aišku, ačiū labai komandos draugams, be jų tai čia tikrai nebūtų toks man geras sezonas. Ačiū treneriui ypač, ačiū tėvams, visiems ačiū labai, kas padėjo man, kiek minimalė dalelytė. Pernai su jaunučiais iškovojai sidabrą, šiemet iškovotas šis aukso medalis, kuris tau kaip krepšininkui yra toks svarbesnis? Nežinau, abudu yra labai svarbus, nežinau, su šita komanda jau 10 metų kartu, tai gal, nežinau, iš tikrųjų nenoriu skirti, nes ir tas labai svarbus pas vis tiek Europai, labai stiprios komandos rinktinės, o čia mes moksleiviai, tiesiog, be 10 metų kartu sportuojam, tas labai smagu, kad iškovojom tą medalį. Kitais metais vėl žaisite moksleivių pirmenybėse, paskutiniai metai tikslas ir vėl bus toks pat kaip ir dabar? Tai žinome, bandysim apginti tą titulą, tai ką jūs galvojat? Stengsimės, o žiūrėsim kaip gausis. Kokie vasaros planai, ką žadat veikti, ilsėsitės ar toliau treniruositės? Aš asmeniškai dabar ruošiuosi Eurolygos jaunimo finalams, o chebrytė sportuos ruošis kitam sezonui. Paskui aš jau prisijungsiu po vasaros, jeigu pateksiu į rinktinės. Ir bandysim vėl laimėti. Viskas. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.